Sveiki, mėly žiūrovai, ir jūs nepatikėsite, bet mes kovotoją Petrą sutikome čia, bibliotekoje, kurisai prie knygų ir taip tu ruošies kovai, aš nesuprantu, prie knygų, kodėl? Nu, nežinau, reikia ir čia turėti, ne vien čia, žinai. Bet ir čiagi reikia turėti. Dar kaip kažko... Čia jau po kovos reikia, nes po kovos bus labai daug gerbėjų ir tu ne tik turi ringę parodyti, kad esi vyras, bet ir jau nulipęs nuo ringo įrodyti, kad supranti pats. Visą laiką stengiuosi po kovos įrodyti. Žiūrovam labai įdomu, yra kažkokios mitybos ypatumai, valgyti, ką gert reikia, gal daugiau ką gert reikia, Lietuvai įdomu, prieš varžybas. Prieš varžybas reikia gert bakardžių daug ir vandens. Ar teisingai, kad reikia daug žalių kiaušinių? Žalių, visokių reikia kiaušinių. Baltų, mėlyje, raudų, o kažkoks maistas turi būti specialus, ten daug baltymų, aš nežinau, ką labiau, ar prieš kovą yra ten slapti kažkokie girdėjęs, kad kovotojai kaip kada specialiai prisivalgo česnako ir pirmas smūgis būna ne iš rankos, nežinau, tiesiog pučia į priešingai. Tokių nebūna, kartais visko būna. O jūs žinote, kad yra sena tokia patarlė, kad reikia apsisaugoti iš anksto ir sako labai gerai, jeigu priešininko glaudės prieš tai sutepti vazelinu. Jisai nuo trinimosi kaista ir tiesiog jis jau išėjęs vien tik tai į apšilimo jau pasiduoda. Nu, čia aišku, jūs apie tai nežinot, jūs kovojate labai sąžiningai. Kiek valandų jūs treniruojatės dabar per dieną prieš kovą? Porą valandų. Šitą kerpam, sakyk 6. Kiek valandų jūs treniruojatės prieš kovą? 6 valandas. 6 valandas, mėlyjei, ir tai tik tai iki pietų, o po pietų dar? Dar 6. O tam tarpe valgo ir geria bakardį. Bakardį tai yra kokteilis toks. Čia, ne, šitą irgi kerpam. Iš tikrųjų, jūs jau žinot savo priešininką? Žinau, iš Rusijos bus atstovas. Jūs rusiškai хорошо говорите? Говорим по-русски неплохо. Nes tau vis tiek teks po to, kada jisai gulės, sakyti, nu što, suka, daždalся, na? Nu, vis tiek kažkokių frazių reikės išmokti, kad pabendrauti. Tai dėl to bibliotekų ir atsirandam, žinokit. Sakykit, o prieš kovą kažkokių gąsdinimų ten yra, pasižodžiavimo, ar jūs labai kultūringai kovojat? Jau, kultūringai. Aha, aišku. Dabar mes supratome. Va tau. Va, ką norėtumėt pasakyti, palinkėti kitiem bušido kovotojam, kuriem šiais metais netaip pasiseks? Nu, aš tiesiog į priekį užeinu. Kur rusiškai linkėk, taigi? Извините, пожалуйста, но будет вам плохо. Так получилось, дорогие мои москвичи. Va, tiek norėjom paklausti, kadangi dabar žmogus vėl sėda prie knygų ir vėl į treniruotės, todėl mes baigėme mūsų reportažą. Laimingai laukiame jūsų kovose. Geriausių. Aha.